Porto restorante. Sižiūrim, kas čia. Porte. Galima, faina vieta. Ragaujam. Jautienos mėsainis. Nežinau, kaip apžiotų tokį. Turiu tikslą nueiti iki Švyturio. Jis yra labai toli. Ir ką pamačiau ženklus, kad labai pavojinga, nes einant šitų keliu bangos taškosi, net ant pačio tako gali apsivaryti, bangos aptaškyti visą. Tai pavojinga eiti. Ten yra švyturys ir per visą tą kelią šiauši. Vaizduom, ką įsimaltas. Ženklai man negalioja. Jokie draudžiami ženklai. Let's go. Wow. Palei pat kojas. Visą šitą taką aptaško, kai būna didesnės bangos. Anatomijos muziejus. Visokie skeletai, kūno dalys, organai. Tai silpnų nervų žmonės iš karto išjunkite. Įsijunkite po 5 minučių. Pažiūrėkite, prasme, tikros rankos. Sausgyslės kojos. Skeletai. Šitas dažnai nesišypsodavo tikriausiai. Eik tu savo. Smegenys. Ir širdis. Airbnb pasiėmiau dabar. Gerai, kad Rygoje nuo 8 vakaro iki 8 ryto nemokamas statymas parkingas. O,
kažkas bus man tų lagaminus. Nu, žodžiu, va, kur mėgosiu. Rygoj. Nu, svarbu gerai įsimaudysiu. Tai žodžiu, yra skalbenkė, mikrobanginė, viskas yra. Dušas. Ir tualetas. Žodžiu, viskas tvarkinga, tai visas šlapas karšta Rygoj. Šiandien visą dieną po Rygą vaikščiojimas. Labai toks, kaip pasakyt, graži architektūra visą miestą. Pažiūrėsim, ką turi Ryga visą dieną. Pavaikščiosim. Ant kažkokios kaziuko mugės pataikiau Rygoj. Latviška kaziuko mugė. Ėjau parku ir sustabdė bičiukas, sako, gal nori valtelę prasiplaukti. Sakau, gerai, let's go. Tai šausim valtelę. Pasigavo bičiukas, gaus kemeris. Bet pizdu, visai gerai. Čia tai nuotykis. Netikėtai, neplanuotai. Kartais ir neskemeriai gatvėj pasiūlo. Pasitikėkit žmonėmis kartais.
Nu va, pamatė daug Rygos, dabar einam pavalgyti kažką. Va, pasistačiau mašiną. Jo, čia mano mašina ir dar pasistačiau Britvą. Einam dabar pavalgyti ir ne šiaip bele ką, o tradicinių patiekalų latviškų. Įvertinsiu ir pasakysiu 10 baliai sistemai, kiek duotų balų. Milda latviešių virtuvė. Čia... Hello? Hello? Can I sit? Yes. O? Mandagus kokie visi. Kampe atsisėdau, kadangi intravertas. Žiūrėsim, ką pasimsim. Сука! Я не сопротивляюсь, ебать. Ну-ка, нахуй. Ну-ка. Сука! Иди сюда! Не хотим ничего делать. Ну-ка, блядь. О, сука, вот это, блядь. Susimušė, karočią, kažkas Больно, блядь. restorane. Сука, нахуй! Ты меня кормил! Susimušė. Вау! Мария, блядь! Мария! Dar tęsiasi kokią 10 minučių. Мария! Сука! Не может 1 на 1, блядь! Только, блядь, русня, вот так можно, сука! Ну я встану, ебать! Ką, laukiu patiekalo, kaip niekur nieko. Be careful! American citizen! Hey! American citizen! Ебать! American citizen. Yeah. Remove! Stand up! From my knees, блядь! Ушел нахуй! Сука, ушел, блядь! Vadinasi, peliekė zirniai ar spėkė pilkieji žirneliai su šoninė. Tradicinis patiekalas. Tai dabar ragaujam. Šoninė žirneliai. Nuo 1 iki 10 duočiau 5 iš tikro, nes toks biškai ne mano stiliaus. Tai žodžiu pasidomėjau, čia yra rabarbarų limonadas Latvijoje, iš Latvijos, natūraliai pagamintas. O čia yra duonos sriuba, desertas, duonos sriubos. Irgi latviškas. Ragaujam. Duonos desertas įdomiai. 8 duosiu. Ką, valio, pirmas 1000 nuvažiuotas. Pirmas 1000 kilometrų. Pilys tęsiasi ir lipsime į viršų.
Kiek ten 140 laiptų. Maždaug. Pasportuosim. Tikras challenge'as. Patikrint ar jaunas esu ar ne. Va tai va, princesės laukdavo princo. Sėdi ir laukia, žiūri. Ar atjos, ar net jos. Prince, mano prince, laukiu aš tavęs. Paskubėk, paskubėk. Trokštu apkabinsiu, išbučiuosiu. Visą meilę atiduosiu. Štai aš matau, tu atjoji. Ta prasme, kas čia vyksta, čia nėra realu, nerealu čia yra. Čia aš Latvijoje ar kur aš esu? Pažiūrėkit, kokia ola. Kuo toliau, tu man labiau Latvija patinka. Su tokiais vaizdais. Livonijos ordino pilis. Va ir Livonijos ordino pilis visa galinga. O gal tenais Livonijos ta pilis? O žiūrėkit, ten ir praėjimas. Geras. Tuoj patyrinėsim ir kitą pilį. Čia šalia yra naujesnė ir senesnė kažkokia. Ne, visgi kaip pradedu suprast, kad čia Livonijos pilis. Iš visų nuogirdų žmonių, lietuvių. Šiaip nemažai lietuvių Latvijai. Bet gerai, kad nieks nežino, kad aš lietuvis. Viską suprantu, kas apie ką pasakoja. Pletkus visus. Čia labai panašu į Kartuvių. Čia tikiuosi nereikėjo mokėti, nes praėjau pro kažkokias info centrą ar ten kasos, kas ten. Nu žodžiu, jei bus koks storis, kad kalėjime sėdžiu, tai nenustebinsiu aš šiandien viršūnė. O, čia jau velnio sostas. Jau praeidamas pamačiau, kad ten yra skaičiukai, tai pasirodo reikia sumokėti. Nuėjau kokį 5 metrų, paskui biškį ant sąžinės parėjo. Tai tada grįžau, susimokėjau, išmečiau talonėlį, nuėjau į tualetą, dabar varoju link mašinos. Kažkaip gyvenime yra, kad paskui atlygina tau dvigubai už tokius prikolus, jei nesusimokė bilieto arba apgauni ar panašiai. Tai geriau nerizikuot. Šposų kuo mažiau, tuo geriau. Si ar ne si? Aš sakau, kad si. Pritarkit.
Nu, žodžiu, man labai patiko šitą dieną, nes labai aktyviai. Pilna nuotykių, čia viską, ką rodžiau. Nuo pat kaip tam viešbutį buvau. Aprodžiau viešbutį. Ai, ką čia norėjau sakyti, nežinau. Žodžiu, atsikėliau tame viešbutyje, kur jums rodžiau. Ir čia visa ta diena, vien nuotykiai. Dabar tik paskutiniai nuotykiai. Tiek viską vyko per vieną dieną, čia realiai viena geriausių dienų dabar. Kiek buvo Latvijoje, dabar yra, kelinta čia, 3, 8, penktadienis. Tai 5 diena. Žiūrėsiu, ar spėsiu per 10 dienų, ne, tai keliausiu ilgiau. 15 dienų, 20 tiek, kiek reiks. Bet virš 100 vietų aplankysiu. Apie 100 vietų, 100%. Dabar lauks Ventspiliai, Liepajos, nu pagrinde palei jūrą viskas. Paplūdimiai. Tai girdėsite daug vėjo garsų, kur jums nepatinka į kamerą. Bet ateityje mikrofonas bus, tai geriau girdėsit mane. Nauja diena, nauja pradžia. Jelgavos rūmai. Ir dabar skrisime. Pažiūrėsim iš viršaus, koks vaizdas bus. Bus labai, 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 labai gražu. Tai pradedam naują dieną. Vakar labai aktyvi buvo. Šiandien ne ką prastesnė bus. Pažiūrim, kaip atrodo iš viršaus viskas. Aišku, kaip visada nežinau, čia galima, negalima, bet šaunam, žiauriai gražu pasižiūrėti. Visai geras tas balansas pas mane. Opa. Opa. Einu per Raganų taką, purvo. Ir norėjau pažiūrėti, kiek eina Maks mano stikas į viršų. Pažiūrėkit, iš kaip toli. Tai čia yra tokia kaip pelkė gaunas. Pažintinis takas, Raganų purvo takas, pelkynai. Atrodo belekai šlykščiai. Ir kvapas toksai kaip sieros ar kažkoks.
Kemeriai purvo taks. Tai yra arba 1,5 kilometro eiti, arba 3,5. 3,5 tiesiai ir bus apžvalgos bokštelis gražus. O čia 1,5 ir viskas į mašiną. Ką renkuos? Renkuos ilgesnį. Nes viską maksimaliai imam. Paprašiau žmonių, pafotografavo mane, tai bus ir fotkių. Jėga. Malonus tie latviai, visi draugiški labai. Tiesa, čia atvariau šitą parkingą purvo tako. Tai sako, nėra ženklų, kad reikia sumokėti, bet prie padelę sako 3 eurai čia dabar mokama. Sakau, nuo kada ir taip toliau pradėjau aiškintis, nors čia pirmą kartą ir šis nevietinis. Sako, tai čia naujus takus padarė ir panašiai, draugiškai. Sakau, tai gal išeitų, nes sumokėtų 3 eurų. Paskui pagalvojo, sako, nu gerai, gali nemokėti. Tai paskui pagalvojama, gal reikia kažkaip susimokėti, nes biškant sąžinės. Tai tada sakau, padaviau, sakau, va čia tau. Nes jauna panikė, kokia 12-okė čia. Tai, ta prasme, dabar yra šeštadienis, birželio 21 tikriausiai. Ir jinai dirba vasarą ir dar savaitgalį ir dar šeštadienį. Savo laiką skiria. O kurios bendramžiai geria, tūsina ir taip toliau. Ir šiaip visai tokia graži panikė, blondinė. Tai tada sakau, va, tau tipsai bus. Tai kaip ir susimokėjau, kaip ir ne, toks pusiau. Jinai prasmingiau išleis. Į čia tie parko darbuotojai ar kas čia, nežinau, už ką čia. Tai šiaip žiauriai fainas takas, ta prasme. Ir nuo to bokštelio labai gražios nuotraukos. Facebook, Instagram'e kelias. Ir čia labai reikia atsargiai, nes tai vienas žingsnis ne tas. Čia yra tokios kaip... kaip čia pasakyt... Svamps, pelkės, visokios pelkės, smegduobės. Tai čia baisu, žinokit. Bet labai gražu, tokie va takai man patinka, verta eiti. Kai pastoviai keičias vaizdai, kažkas naujo. Special ypatinga čia. Tikriausiai drįsčiau teikti fainiausias takas pažintinis. Kokio suėjęs čia apie 3,5 kilometro. Tai va, jei tvarysite, sutiksite tą darbuotoją, kur už parkingą ima, tai sakykit, pasilik savo. Tegu pasilieka savo. Stengiasi žmonės dirba vasarą. Tai kaip sakant, paprašytų Latvijos numerio, kokio nors Latvija, tai duočiau numeriuką. Drąsiai.
gražios panelės. Pas mane, kaip pastebėjot, vlogai ne apie plepalus ir ne apie istoriją, o apie gamtos didybę, veiksmą. Veiksmas. Apie tai ir mano vlogas. Vlogai. Apie veiksmą, apie nuotykius, apie čia ir dabar. Tai kažkokių istorijų pamokėlių nelabai bus, nes viskas apie dabartį.